Šiandien aš žaisiu Rivals ir mačiau, kad yra gyvaudas. Tai bandysiu jį pažaisti. Ir bandysiu. Žaisiu Crystal Ball. Nes neįkėlė. Tai va. Tikėkimės, bus vien, ne 7. Va. Aš vienas! Oh my god. Ne, Construction. Gerai, aš turiu 3000 gyvybių. Tai manau turėtų būti su savimi, ne? Su 3000 gyvybių. Jie turi 100 gyvybių. Vienas. Tai aš turiu daugiau gyvybių negu jie. Wow. Ir aš esu didesnis. Jo. Aš lėčiau vidų. Tas yra man. O kaip aš tai pašokau? Ne, realiai, iš kur šaudai? Vaikeliai. Tai čia. To 1 prieš 1, tai ką man tokie 500. O ja. Ne, realiai gali pasakyti, iš kur šaudai. Man iš tokių 200. O ja. Tik 100, tai šis kad aš nespės manęs nužudyti. Be. Jo, vienam daug lengviau. Aš galvoju, čia bus tikras permainas. Ateikite. Nuo šiol RPG vaino. Ateik, papjausiu. Bet papjausiu noriu tos dėvis. Ne, nu realiai. Daug man papjausiu. Prašiau. Tu rimtai, nu. Jūs tokie. Nenorit papjaučiau, aš šitą. Oi, dabar jau galiu kažkaip galvoštis. Nematau, iš kur šaudo. Ai, iš to bokšto. Kaip man? Ohohoho! Headshotą pataikiau, let's go. Jo, kai jis vienas. Halo. Tai
Ateik papjausiu. Kur tave papjausiu. Gaudyk, sakau. Ha ha. Hai. 1 prieš 4. Oi. Pataikiau. Ai. Mažas. Vienintelis geras dalykas, kad aš galiu iškristis. Reiškia, kad šakmo nebūtų. Ai, taip vienas ir sen. Ai, sen. Hihi. Ja. Nu va. Štai kas būni, kai būni per daug aukštas ir per daug. Būni lėp. Iškristų, tai vat aš iškristų, čia man. Bet jie jau minusavo. Vaikačiai. Nu. Kas tai yra? Ką tikrai nesau? Jis užlipo ten ar ne? Užlipo. Haha. Jis biškai. Palauk, aš noriu pasėti. Aš dar neskaitau būtų. Nu kaip tu? Kaip tu sugebi iškristi iš mepo? Supratau. Nu tai žodžiu. Pamatėt, ką reiškia būti dideliu ir kaip iš tikrųjų lengva laimėti, kai tu esi didelis ir... Kai didelis nepasakyčiau, bet... Nu, gal? Bet kai turi 3000 gyvybių, tai labai lengva yra laimėti, kaip prieš 7 galėtų būti 1 prieš 20, būtų daug. Sakyčiau. Ir būtum biškai mažesnis. Tai ką? Patyrėm tą... Gerai, kad iš pirmo karto tai patyrėm. Patyrėm jausmą, kai būnant dideliu. Ir tai šiandien tiek. Nepamirškite palaikyti video, subscribe ir viso.